Labai smagu, kad gal ne tik Vilniaus Žalgirį matome, kas vyksta ir Sūduva, ir tas pats Kauno Žalgiris, jisai neatsilieka. Tai ta visa, kaip pasakyti, rutina, kas vyksta aplink Vilniaus Žalgirį, toks susidomėjimas, tas užklasinis darbas žmonių, kad prikviesti tos sirgalius į futbolo stadionus, jisai vyksta ir manau, kad jie atliko labai gerai, pasiruošimas yra labai geras, aš manau, kad žmonės tikrai ateis ir, žinot, futbolas žaidžiamas žmonėm ir, kartais labai liūdna būdavo, kai tu rungtyniauji, o tribūnos tuščios, nors atrodo, ta komanda irgi neblogai žaidžia. Tai Vilniaus Žalgiris tai didžiausias klubas Lietuvoje su didžiausia istorija ir aš manau, kad tie žmonės viską padarys, kad sugrąžinti tos žmonės. Pakalbėkime šiek tiek išsamiau apie prasidėjusi Lietuvos futbolo sezoną. Top lyga startavo. Kalbant apie tą patį Vilniaus Žalgirį. Taip, veiksmas atrodytų už aikštės ribų fantastiškas. Aš tarkim, nieko panašaus nesu matęs per visą savo karjerą. Tai kiek čia, gal 20 metų jinai trunka sporto žurnalistikoje. Tai tikrai įspūdinga ir bus įdomu žiūrėti. Bet komplektacijos darbais, aš sakyčiau, kad, bet nesu toks specialistas kaip jūs, tai Kauno Žalgiris man palieka geresnį įspūdį ir man atrodytų, kad Kauno Žalgiris tuos vidinius darbus pasidarė geresnius ir jie yra stiprus favoritai laimėti šitą sezoną. Mano akimis šiaip, bet jūs visą tą virtuvę žymiai geriau žinote. Tai kaip manote tą konkurenciją dėl čempionų titulo? Gal kaip ir visi specialistai kalba, kad Kauno Žalgiris dabar kaip ir geriausiai sukomplektuota komanda. Turėčiau pasakyti, kad Kauno Žalgiris gal mažiausiai ir prarado tų žaidėjų po praeito sezono. Jie išlaikė visą branduolį. Taip, keletas žaidėjų išėjo, gal ten negaliu sakyti, kad ten tie žaidėjai, kurie darė visą tą darbą būtent praeitais metais, bet ką jie padarė gerai, jie labai kryptingai ruošėsi ir kryptingai jau turėjo tos žaidėjus. Jie pasipildė labai gerai žaidėjais ir ką aš mačiau pasiruošimo metu ir net ir pirmose Super Taurės rungtynėse, tai komanda, kuri, aš manau, šiuo metu yra keliais žingsniais priekį negu Vilniaus Žalgiris. Vilniaus Žalgiriui reikėjo po praeito sezono, sakykim taip, įsivalyti, tas darbas irgi vyko gana ilgai, nes su daug žaidėjų reikėjo atsisveikinti, vieni norėjo išeiti, kiti nenorėjo išeiti, irgi būdavo turbūt ir vadovam, ir sporto direktoriui gana sudėtinga planuotis tą biudžetą, ką galima rinktis, ką mes turėsim, ką mes atleisim, tai užtruko irgi nemažai ir matom, tie žaidėjai irgi atvyko ne prieš sezono pasiruošimo metu, kai kurie žaidėjai savaitę, 2 savaitės iki sezono, tai dabar pats pagrindinis darbas, manau, kad reikės padaryti tą komandą. Žaidėjų yra, tikrai gerų žaidėjų yra, bet tas procesas jisai užtrunka, jisai nevyksta labai greit. Bet, ką aš matau, tai aš manau, kad galima ten padaryti tikrai gerą komandą ir aš nenustebčiau ir nenustebsiu, jeigu jį ir kovos irgi dėl čempionų. Šį sekmadienį jau pasirodė LRT Plus kanale, bet visada galima LRT Epikoje pasižiūrėti sporto dokumentikos serijas Diena po caro Vilniaus Žalgiris. Ir toje serijoje Andrius Tapinas pasakojo apie klubo siekį, norimą užsiauginti biudžetą po kokių 4 metų iki 8 milijonų eurų. Galima kažką nuveikti su tokiais pinigais futbole? Aš pasakysiu, galima nuveikti ir su mažesniais pinigais, bet jeigu jie yra stabilus ir tu žinai, kad jie tokie bus, tai žinot, tas skirtumas tarp Vilniaus Žalgirio ir tų kitų komandų, dabar netgi tenka ir kartais pakalbėti ir su Giedrium Klevinsku. Tie patys žaidėjai, jie atvyksta į Vilniaus Žalgirį, gal ne tie patys žaidėjai, bet jie atvyksta už brangiau. Paprasčiausiai už brangiau, nes jie žino, kad atvažiuoja į Vilniaus Žalgirį. Jeigu turint tam tikrą gerą biudžetą, vidutinį, konkurencingą biudžetą, tu gali tokio pat lygio žaidėjus pasikviesti. Bet, Žalgiris ir automatiškai tos komandos, kurios turi didesnius biudžetus, automatiškai gali rinktis jau iš kitos lentynos, bet į Lietuvą tikrai nėra lengva pasikviesti žaidėjus. Mes jau tą žinom senai, bet, jeigu turi pinigų, turbūt atsiranda tų žaidėjų. Tai dabar gal ramiau galite tiesiog taip įvertinti ir kad
futbolo žmonėm, kurie žiūri, koks yra konkurencingas biudžetas klubui, kad pakovoti dėl prizinių vietų, nes vis tiek tai turbūt yra ta vyšnia ant torto, gauti tą galimybę sužaisti europinėme turnyre. Žinom, kad tai dažniausiai būna 3 arba 4 vietos top lygoje. Aš manau, jeigu tu stabiliai turėtum 1,5 milijono, kažkur tu visą laiką galėtum kovoti. Jeigu tu žinai, kad tu tiek turi ir tu žinai, už kiek tu gali komplektuotis komandą, aš manau, kad tu kartais netiek nereikia ir yra tų įrodymų, kad galima ir už mažiau visą tą dalyką padaryti. Bet tai yra ilgas, kryptingas darbas, kuris nevyksta tik, kaip ir sakau, pasiruošimo metu, tai vyksta visus metus. Ir tam klube turi būti tam tikri žmonės, kurie atlieka tą darbą ir dirba irgi. Ne paskutinius 2 mėnesius iki čempionato, o dirba visus metus. Tai aš net nebejoju, turint tokį, gal ir 1,5 milijono užtektų. Manau, kad tu galėtum drąsiai kovoti, nes ne tik pirmos 4 vietas, yra ir dar taurė. Plius taurė iš pavyzdžių, ką mes matom paskutinius 2 metus, tai tos komandos yra labai toli nuo pirmo ketvirtuko. Tai tu gali laimėti taurę ir taip pat mėgautis europiniu futbolu. Tai Guostas paklausė apie jaunimą, jūs darbuojatės irgi su jaunimu, tai didžiulė atsakomybė, sakyčiau, ir galbūt net ir spaudimas iš futbolo fanų. Norim, kad užaugintume tą jaunimą, kuris papildytų Lietuvos futbolo rinktinę, kuris skintų pergalės ir kiltų nuo to reitingo. Tai atsakomybė didelė. Ką jau spėjote pamatyti, džiugina jų situaciją, neramina jų situaciją, kur reikėtų atkreipti dėmesį? Žinau, realybė, kur aš einu ir kas vyksta su mūsų jaunimu, tai be abejo neramina, kad jų yra beveik kiekvienoje komandoje, bet jie negauna žaidybinio laiko. Bet aš į tai reaguoju gana labai paprastai, nes pats dirbau ir lygos komandoje, tai jie turi nusipelnyti ten žaisti. Jeigu jie nežaidžia, reiškia, jie nėra stipresni. Jeigu tokia situacija yra ir jų pakankamai daug, tai reiškia, ne klubo čia problema, čia žaidėjas pats turi būti motyvuotas, turi įrodinėti, kodėl mes jiems turime duoti kažkokių avansų. Taip, jeigu jisai yra konkurencingas ir jisai yra tikrai neblogesnis negu žaidėjas, kuris yra atvykęs, aš manau, bet kuris treneris, jisai duos jam galimybę. Ir aš manau, jie gauna galimybės, bet kai tu gauni tą galimybę, turi ją pasinaudoti. Mes kalbam apie Vilniaus Žalgirį, apie praeitus metus, jų žaidė daug. Jų žaidė daug, nemažai tų lietuvių jaunų gavo galimybę dalyvauti, žaisti rungtynėse. Tai gal visą tai susiję irgi su rezultatu. Jeigu to rezultato, kai nėra, visi mato tai ir kalba, čia mes jaunimą leidžiam, čia rezultato nėra. Bet jeigu tas rezultatas būtų, gal būtų kitaip, bet jie buvo irgi dalis to futbolo, tų rungtynių. Tai ne tik užsieniečiai ir jie. Daug įdomių dalykų startuoja Lietuvos futbole ir mes neabejotinai seksime kiekvieną savaitę juos.